Na, kun tu? Kun sargas? Saugai trobą? Esi pykt šunis? Labas rytas, gerbėmieji. Vasara. Gražu. Oras geras. Žiūrėkit, galiu parodyti tokį mini lifehacką nusipirkau. Nereik gręžti pakabėlės. O, pasikabini savo mašiną rūbus. Vis dar lentynų nepasidarau, nesugalvoju kaip ką. Yra variantas nusipirkti, kur padarytas gražios medinės. Bet žiauriai brangios. Biški gaila pinčionzų. Bet kai pagalvoji ir įvertini, jeigu pačiam reikėtų tai pasidaryti, susipirkti tokias dėžutės, ten tokias laikiklius, tai yra brangiausi dalykai. Dėžė karkasas tai nėra brangus. Bet kiekvienoje toj dėžėj visokie varžtų dėžutė, ten salčiukai, visokie dalykėliai, tai yra brangus. Ir taip pat ir su baldais. Virtuviniais ar kažkokiais pats karkas nėra brangus, bet jeigu žmonės prisigalvojam stalčių, tylaus uždarimo, ten kokią nors drailempikė užsidėk, dar kažką, va tie visi pinčionzai sukrenta. Tai šiandien gal biškį jums papasakosiu, ką veikiam. Ilgą laiką, nu kaip ilgą, neilgą, bet kurį laiką strojkių mažai filmavau. Ir jau pamatukus išpylėm. Pamatukų paaukštinimo susimūrijom ir atrodo visi baigėsi kasimo darbai, bet nevelnė. Reikėjo vandens šlangą įkasti. Kažkur esu minėjęs senam video, kur darėm, kad Danijoje irgi kaip taisyklė, kad negal būt, kad paprastą vandenį vamzdį tiesiai duri pro pamatą įvedi į trobą ir viso. Nes mes nesam 100% gyvenime garantuoti, kad tas vamzdis nėra brokuots kažkur, nėra pažeists ir jisai niekad gyvenime nepratrūks. Retai tai pasitaiko, bet pasitaiko, todėl Danijos tokie inžinieriai, draudimai ir visą kitą ir sugalvoja, kad vamzdį, kai grūdi į namą, prieš pamatą jis turi būti kaip gofra tokia, bet ten, nu ne gofra, ten daugiau toks kiets didelis vamzdis ir per jį pragrūdi vandentiką vamzdį ir viduj užplombuoji. Esu ne vieną video daręs apie tai. Gal nesu konkretinės, bet žodžiu, padarėm vandentiekį, pamūrijom pamatus po namų, nors ten realiai reikėjo griauti viską, nes ten, nežinau, bet nori autentiką žmonės išlaikyti ir nu negali sakyti žmogui, davai griaunam, nes jiems patinka, kaip Lietuvos restoranuose, kai kuriuose Vilniuje dar kažkokiai matosi plytos senos, ten dar kažką, nu tai va, toks stilius. Nugriauti visada gali, bet seną atkurti, integruoti namą, jau čia kis dalyks. Va, ir stogą karkasą nugriovė, jau hebra šiandien pabaigs, man atrodo. O mes važiuosim daryti ale plokštuminį pamatų. Skladuką žmogus nors daryti, virti alų. Daug alaus virs, jau čia man paskambino, žino, kad aš biškį mėgstu aliuką, tai padaryk čia gerą kainą, padaryk pigiai, čia alaus tau duosiu. Jo, galvoju, tiek gudrus gyvatės. Nu, ar kad, kaip sakant, prisišauk žmogų. Už širdies paimti. Tai, nežinau, kiek jums parodysiu, šiandien dabar nuvešiu vyrukus, pradės kast. Gal eisiu traktoriuku biškį pakast. Jeigu neis, tada jie kas, aš tada turėsiu atvežti. Nes koks principas, nukasim žuolę. Nu, žuolę, matot, turim žuolę. Nukašim apie 30 cm žolės su žemėm, tada papilsim apie 10 cm skaldos, uždėsim ant viršaus, sutankinsim tą skaldą, aišku, uždėsim ant viršaus 10 cm ne tiek kiek dėl šilumos varžos, o kiek dėl amortizacijos polistirolį ir išpilsim plokštuminį pamatą. Irgi kažkokiam objekte, tane objekte video sudaręs, pavyko ir galingą pastatėm namą, ten aišku fabrikinį betoną pylėm, bet čia 2 kubai, 2, tai surankykiam, gal išmaišysim, daugiau cementų įdėsim, plastifikatorių kokių prigalvosim, kad būtų toks. Va čia vilka žiūri. Kunčia prie šikamų keimė dabar žiūri. Ką? Šikalinė to. Plokštuminis pamatas ruošiamas. Beautiful. Tai aš mažai dalyvausiu tam kasime.
pamatėlio, kur matėt, Hebra dabar nukasinės, tai aš turiu suspėti greitai užvežti akmenukų, nes papilsim apie 10-15 cm papačią akmenukų skaldos, tam, kad per visokią žiemą, visokius velnius, kad vanduo nesilaikytų prie pat, kaip pasakyti, mūsų pamato, kad ale šaltis nekilnotų. Tai tokį padarysim sumuštinį, kad greičiau vanduo infiltruotųsi esantis po namu į žemę. Va. Nu, vairuotojas toje pil žvyrą. Kažkodėl nesimato ant kameros, kodėl man čia rodo priekį. Rodyk man galą. Ne, irgi nesimato. Nu, viso. Principyliam galim važiuoti. 2,5 tonikės. Neregdailin, dėdį mes važiaunam, super. O rankinis neleid pajudėti iš vietos. Dabar ir sausiakas, nešlapia, gal pabandom neįsibėgėję užvažiuoti. Akmenų pilna. Ratai sukas. Nežinau, kur yra funkcija sliperį. Neleidž prasisukti. Gal gerai, kad neleidž prasisukti. O, šik. Kai įsibėgėjai biškį lengviau žiūrėti. Važiaunam savo. Viskas gera. Užvažiavo be problemas. Nu va, išpyliau vieną priekabų. Hebrytei, išpoliau, net nieko jums nebeparodžiau, bet kol kas ten tik žolę nuimta, niek nepadarė. Noriu susipirkti visas medžiagas, nes tą dieną sprogstė greitai. Dabar lėkiu iki sandėlę pažiūrėt kuturų. O ko neturiu, reikia nupirkti armatūras, palesterolę. Jeigu spėčiau, būt gerai dar betoną, tai gal tada savaitgalį išbetonuot, būt rami galva. Prisikrovėm polesterolę. Dabar prisikrausim armatūras. Čia ir 5 milų, čia ir 6. Dėsim 6. Kad būt biškį tvirtesnė, o prie galų sudvigubinsim dar. Aplinkui, ties vainiku. Ties viduriu tai nereik. Bet ties kampais, kad būt tvirčiau. Nu, armatūras įsidėjau. Dar kelias štangas. Ir dabar cemento dar reikia įsidėti. Biškį atsimėsiu, pamėginsiu į garažą, iškart įvažiuoti su priekaba, kad nereikėtų ratais, nes čia įvažiuočiau. Kitam gali išvažiuočiau. Ui, rūpūžė. Bėgis įjung. Labai ir patogiai, kai krautuvės ir didelės. Tik važiavimai biškį siauri. Bet gal kaip nors įtilpsim. Blecha, neįtilpsiu. O ten man reikia cementą. O gal įtilpsiu kaip nors. Bandam. Nesulaužysiu savo priekabą, čia matau ore in vienas rats. O, eik tu pavelnė. Benišūtis, sens furistas, žalti, važiuojam keurą visur. O jeigu dar to cemento čia nebus, tai bus juoko. Anksčiau čia būdavo. Ai, va, matau viršų į. Reik 20, man reik šiaip 15, bet įsidėsim 20 maišų. Čia dabar objektai tie dideli, tai neprapuls. Jos neišlieks. Nu, kūn apsiprekinom, susipažinau su nauju vadybininku. Susipažinti ir labai gerai, nes pavyzdžiui, kaip Danė į, kad yra vienos kainos standartinis parduotuvinis, kai tu eini su vadybininku, tu gauni minimum 15%, bet kai esi didesnis klientas ir tu perki daug, tu gauni 30-40%. Tai tu gali automatiškai užsidėti 10% ant savo prekių, parduoti klientų ir klientų bus vis tiek pigiau pirkti iš tavęs, iš manęs, negu pačiam eiti parduotuvėse, kaip privatus asmuo jis geriausiu atveju gautų kokį 20%, o tu jam parduotum su 30%, o pats gaudamas 40%. Va. Bet čia vėl nuo kliento priklauso, jeigu matai, kad toks biškai klientas skūpas, toks, nu,
kaip pasakyti, spaudžiant viską, tai kitą kartą nuolaidos jam neduodi, tam, kad reikalingas tas mažas procentas uždarbio, ar kitas iki pamiršai sąmatą kažką įtraukti, ar kažką darai, kažkokią kliurką gavas, reiktų medžiagų papildomų pirkti. Tai ar įrankiai, vat, pavyzdžiui, nes jeigu tu normaliai daug medžiagų parduoti, tarkim, už, nu ką žinau, už 200 000 eurų per metus, gal netgi daugiau, tai paskaičiuokit 10%, tu jau turi kokius 20 000 eurų įrankiam kasmet investuoti. Tai geras ir dalyks. Va. Bet jeigu labai geras klientas, tai ten užsidedu iš vis ten 0,2 procentus kokius, 1-2 procentus, tik tai vien dėl to, kad suvedinėjai tuos skaičiukus į sąskaitas, nes tiek tu nuperki į savo įmonę, tada iš savo įmonės vėl parduodi ir kad tas visas tas paperizmas, kad, kaip sakant, pildyms atsieitų, nes medžiagų tiekims irgi turi būti paskaičiuotas kaip mano darbo laiks. Tu dirbi, važiuoji, krauni, veži. Ir, pavyzdžiui, tokia mediena perkant, tai kitas iki ten darbuotojai būntų įstaigų labai tokie, nu, imbelė ką. O jeigu tau reikia tokias biškį lygesnės, gražesnės, tai atvažiuoji pats įsirenki, susikrauni ant mašinos ir varai toliau. Va. Nu, pilas akmenukai, trambosis ir betonas. Neatrodo labai susėdę. Vykdom akciją sulaužyk šaldytuvą, 50 litelių, variklį, neliečia žemės. Gersi, galim važiuoti. Šaldytuvus, jokių problemų. Kiek čia sveria vieną plitelę, kiam man kiam, nieko nerašo. 2,5–3 eurai su PVM vieną plytelę. Rupuška brongė. Reiks prašyti akcijas. Važiuoja visur dūmai rūkst, man katutės eina per kelią. Jauts katutės. Kep šašlykus, penktadienio vakars. Abenišūts važiaun, tai susitikimą. Žalti visą dieną ant rato, čia buvau grįžęs valandėlį numus, laukiau, kol klientas vienas grįž iš darbo. Užpuolė, supuolė, eilinį sykį vėl. Daug darbų į krūvą, bet tai vis laik ir kaip oras pagerėja, visiem viską reikia. Tai važiuoju aptart, pažiūrėti, kažkaip galvoju, žmogus kažkaip šį savaitgalį pradėsiu dirbti, nu aš ir gal galvojau, bet ne vis laik tie planai pildosi taip, kaip norisi. Va, tai nežinau, ką reiks patart, pasakyti žmogui, bet reiks kažkaip suktis iš padėties. Va. Nu kon, baigėsi mitingėlis mano, blemba, aš taip jaučiu, aš pats prisišneku gyvatę. Ateini pas klientą, eini apie ūkį, apie žiūri dar kažką, nenulieksit. Ir nori, kad žmogus padaryti vieną kokį dalykėlį ir tu papasakoji gerų minčių, kokį duodi, tada tie darbai išaug labai didelį. Taip pat prisišneku. Reikėtų man būti, kaip pasakyti, objektų apžiūrinėtojų, derintojų ir paskui, kai suderinta, tada kažkas kits eina dirbti. Man tik tai to pliurpalu pabūt, kad nedaryk taip, duodi tų visų gerų patarimų, žmonėm patink. Ir paskui sako, darom, o tu planavai pusdienį ir žiūrėk, jau savaitę laiko suderinai darbų. Gyvatė. Šia, važiau namnumiai, ilsėteis. Jau po 8:15, nespėsni kokį film pavyzdėti, gul treksėt. Namnumiai, kol grįžčiau į dušą į 9 valandas į viso, apgimakt. Nu, koks gražus ryts. Važiuojam, pažiūrėsim, kaip sekas hebrytai, gal jau atlaisino man prie kabuką. Važiuosim nupirkti betoną. Jeigu pavyks nupirkti betoną, gal pavyks šiandien išbetonuoti. Kaip būt gerai išbetonuoti ir pabaigti objektėlį, kad daugiau nesipainėtų, nes toks čia išlindo, nu, visiškai nereikalingas daiktas. Darbų milijonus, taip yra, ir va per to gerą širdelį Benišūtis priprašo, nu, prizės rūpužė ir vat paskiau gadinu kitus
objektus paskiau ir leku. Kaip reik nustoti būti tuo, kur pagaili ir paskiau, kaip sakant, verčias per galvą. Nu va, vieną rozą atvežiau, išpyliau, dabar to bus pietus, reikia važiuoti užkast biškį, kur šitas avarinis, ir šaldytuvą pasikrauti, nes liko 38%, 40%, na, kadangi čia važiavau toli, to žvyrą parvežti. Tai biškį šinsikrovė daryti, nebuvo pakrovęs, nu, bet dabar biškį užsikrausi, pagalvos, ar važiuoti vėl toli parvežti to žvyrą, ar čia arčiau. Nors čia arčiau, kas iš to, kad greičiau parvešiu vyrukai, dabar ruošiasi, dar deda polisterolį ir išbetonuosim. Turbūt šiandien. Kažkokių planų neturim, vėjas didelis, žvėjot baryt negal, nes išbetonuoti. Nu, pasikrovėm kaip įdomiai. Vieną kartą paspaudė, kad priekaba tembėsi nereaguoja nuo laikiklio, kad visą laiką užvedus mašiną jau ir pasiliktų ant to, arba kai ištikė ir ištraukė, kad tada pasinaikintų. Pačiu laiku aš čia nuvažiavau, blemba, koks kamštis, čia kai 10 km būčiau strigęs, tai juodai. O dar viena mašina važiuoja pagalba, čia turbūt kažkas buvo kelyje ir dar susidūrė. Eina načiart. Šeštadienis, vidudienis, visi žmonės tai pležus, tai dar kažkur lek. Ir va toks beprotiškas kamštis. O aš čia pravažiavau pusvalandį prieš. Aina načiart. Būčiau strigęs, būtų vyrai iki vakaro nesulaukę betoną. Ai, turpužė. Važiau šaldytuvį, važiau. Nu, sandėliukas bus grūžus, nuostabus. Ošia makalošia, prisidengę turim su salafanais, kad mažiau šiukšlintis, terštis, kad lengviau išsiplaut būtų teritorija. O, 2 tonas su pusė sumaišytas. O, pilna priekaba. Barachlo susikroviau ir išlėkiau greitai, nes švogeris pakvietė kepsnių. Tai pirmą kartą važiuoju namo, 20% likę energijos, 40 km. Pasitemsim priekabų, pastatysim ir nuotraukelį įmesiu. Čia kai pasibaigė tas pamatuks, išpuoliau lauk, nes jau be 10:05, o 5 val. Reikėjo būti pas švogerį valgyti kepsnius, šnapsų gert, šeštadienį žaltį. Kai gal dirbti, arklius paskiau, nu, koks čia balius, va, reik prisidrinti, va, palapinė. O, daniukai švent, maladėt šaunuoliai, myli gyvenimą, ne kai mes čia lietuviai aram dirbam žaltį. Ai, dar atsiuntė nuotrauką klientas iš stogo objektą, nuvirto gybelį, biški viršūnė, bet hebrytė taip įsakė, ten vieną plytą, ką ten gal laikyti. Visas mūras kaip košė, kaip smėlis. Tai išputė vėjas ir nuputė. Ką padarys? Ačiū Dievui, nieko neužkrito, visi sveiki, visi gyvi. O tai būtų kas nors ten apačioje buvęs, tai nieko gero. Tai greičiausiai visą sieną pirmąjį geriausiam šiandien. Kad nebūtų netyčia nelaimingo atsitikimo. Nu viskas, šiandien teik gerą savaitgalį visiems, kas savaitgalį veizot, tai geras dainos, kad kas normaliai papras dain veizot. Čia, benišūtis, over, out.